Paspauskite ant savo vardo ir pavardės atvaizduojamo viršutinėme dešiniajame kampe. Pasirinkite organizacijos nustatymai. Viršuje, kairėje pusėje pasirinkite skiltį grafikai. Spustelėkite mygtuką Sukurti naują grafiką. Įveskite pilną grafiko pavadinimą, pavyzdžiui, logistikos centras. Pilnas grafiko pavadinimas atvaizduojamas eksportuojant grafikus ar tabelius. Tuomet nurodykite grafiko trumpinį, pavyzdžiui, logistika. Kadangi pilnas grafiko pavadinimas gali būti labai ilgas, Optas sistemoje atvaizduojamas tik grafiko trumpinys. Išskleiskite laukelį priklauso padaliniui ir pasirinkite, kuriam padaliniui naują grafiką priskirsite. Išsaugokite suvestą informaciją, kad susikurtų naujas grafikas. Sugrįžkite į grafiko langą. Paspauskite kito grafiko pasirinkimas. Sąraše pamatysite naujai sukurtą grafiką. Kad pereitumėte į naujai sukurtą grafiką, paspauskite ant jo. Pridėję naują darbo grafiką, nepamirškite priskirti teisių darbuotojams, kurie prižiūrės šį grafiką. Tai padaryti galite skiltyje Personalas. Pasirinkite darbuotoją ir atverkite darbuotojo paskyrą. Skiltyje Darbuotojų rolės pridėkite atitinkamas teises ir priskirkite naujai sukurtą grafiką. Jeigu naudojate TimeClock savo organizacijoje, pridėkite naują atsižymėjimo tašką arba paredaguokite esamą.